Šiandienos rytui papasakosiu ne apie kas išsirito iš mūsų insektariumo, bet apie šitus nuostabius drugelius atlasus. Ir kaip jie atrodo nuo pat pradžių. Tai pas mane delne matot šitos gražuolės padėtus kiaušinius. Aš tos kiaušinius sudėsiu prie kitų, bet nežinau ar išsiris. Bet mes turim labai daug gražių vikšrelių. Šitų drugelių ir jie dabar visi miega ant šakelių. Tai tik išsiritęs vikšras būna vos kelių milimetrų, o šitie jau labai dideli. Ir turi tokias gražias geltonas, tokias kaip pataugėlės gal. Prieš porą metų, kai auginom savo vikšrelius, tai tokių geltonų taškelių pas juos nebuvo. Tai iš tikrųjų labai įdomu stebėti, kaip jie gyvena. Pasižiūrėkit, koks tai didelis vikšras. Jau per pusę. Oi, koks kietas. Labai kietas vikšras. Visiškai nejuda jo šitie pagaliukai. Va, galite iš arčiau apžiūrėti, koks įdomus. Miega dabar visi vikšrai, nevalgo. Pabėgo. Taip, tai čia galim pamatyti jo kojas. Tai vikšrai visi turi 6 kojas, va čia va priekyje pačiam. O čia gale yra tokie čiuptuvėliai. Matot, kaip stipriai prisikabino prie lapo. Joks vėjas nebaisus jam. Tai tokių vikšrų turim nemažai dabar. Labai gražus. Jie augdami išsineria iš odos, keičia savo spalvą. Bet tikriausiai jau ir iki galo bus tokie balti su gelsvu.